Nu, va, čia mano upelis, Pienė jis vadinas. Kas kur kelio galas yra prie upelio. Čia pirmas gėlės pražįsta, va jau javas sprogsta ir žydį švitriešiai, vištapinės, ruteniai. Pirmosios gėlės, gal kitinijų pavadinimų žino, nikam ten rūpi. Man tai yra mano aplinka. Aš vis gyvenu tokioje aplinkoje natūralioj. Todėl pas mane yra augalai. Eglės, kažkokie miško, tai pušelė, tai kedriukus, tai lazdynus ir dažniausiai miško augalai, o ne tas tradicinis, kaip visų išpuoselėtas sodas. Čia va šitose mano gyvatvariai iš eglių gyvena strazdai. Pasidaro lizdų, šalia komposto, kur va, yra maista, taigi jie tenai taip džiaugiasi. Nu, paskui metus atitarnauja, lizdas išmeta. Vidus glazūruotas, žinokit, koks gražus, va, tokio dydžio. Nu, tai aš aišku pasiimu. Na, tada tais metais suka naują. Ir pranešinėja čia ir savo prognozes, ir išlesa man trešnės ir braškės, nu, bet kągi. Nu, labiausiai tai man čia, kodėl aš pasodinau tas visokias gyvatvarės, todėl, kad čia va yra sedula, sedula turi specifinį kvapą ir jos bebras negraužė. Graužė viską, bet negraužė sedulas. Tai kaip matai, tos sedulas ir čia ir suaugę, nu ir be to dar pasodinu eglučių. Nu, sakau, durs jam nosien, tai negrauž, kas tai tau 10 eglučių nupjovė. Ateinu, nebėr. Visas šakas nupjautas, nuluptas ir sudėtas jau vandenin, nu, žievę suėdė, aš tos pagalius man paliko pomidoram pririšti. Tai va, tokioj natūralioj gamtoj tarp visokių, nu, gyvūnėlių ir gyvenu, bandom surasti bendrą kalbą, apsibaram, apsirėkaujam, bet gyvenam kaip gyvenam, visi turi tilpti. Kad pasakyčiau, jog mano mėgstamiausia knyga apie Jono Biliūno gimnaziją, nu, kaip čia pasakius. Mes su mokytoja Kuzmienė, su kuria pradėjom 67 metais kartu, nuo pirmos dienos, taip ir pašnekėjom. Sakom, gimnazijai tai 50 metų, 100 metų, bet 50 metų mes prabuvom kartu su ta gimnazija. Tai kaip išeina, tai gal ir mes kažką padarėm. Na, kad kažką kitą, o ne mokytoja būti, tokios net minties nekyla. Man labiausiai gal įdomu buvo biologija. Ten aš turėjau gal net ir ypatingų sugebėjimų. Ir kuo toliau, tuo labiau to įsitikinu. Nu, dar matematika, vikslieji mokslai. Net klasiokai pykdavo, kai aš geriau už juos padarydavau fizikos arba chemijos darbus. Jie tai stos fiziką, na, aš anglų kalbon, aš gavau labai aukštą pažymį. Tai vieno žodžio netgi būdavo toks pavydas. Man tikslieji mokslai sekės, tai man nesvarbu buvo gal tas dalykas - matematika, biologija, bet anglų kalba. Na ir va, ir buvo nutarta stoti anglų kalbą, ką aš ir padariau. Ir, nu, dabar parodysiu aš jam nuotrauką, kurios niekada niekam nerodžiau. Kodėl? Paprasčiausiai pabaigiam. 67 metais pedagoginių. Va čia yra 9 anglų kalbos ir istorijos specialistės. Mes turėjom dėstyti anglų kalbą, istoriją, kad pagerinti mokinių anglų kalbos žinias. Bet pagal tą tokį paruošimą nei vienai neteko dirbti. Taip jau susiklostė aplinkybės. Parodysiu jums istorinį dalyką. Pabaigus pedagoginį, galima buvo įsigyti va tokį ženklą ir nešioti jį įsisegus. Tai yra pedagoginio baigimo ženklelis. Jeigu jūs pažiūrėtumėt, tai čia yra Tarybų sąjungos herbas. Aš tik dabar atkreipiu dėmesį, kad būtent tai reiškia, kad aš turiu teisę dėstyti visoje Tarybų sąjungoje.
Aš anglistė galiu, žodžiu, mano kvalifikacija yra patvirtinta visur. Ar jis man brangus? Nelabai, ten daug išgyvenimų buvo, bet tada prasidėjo ta Vėliūno gimnazija. Aš labai dažnai sakau, buvus mokytoja, kokia buvus, sakau? Prezidentas, olimpinis čempionas ir mokytojas negali būti buvęs. Čia visam gyvenimui, visiems laikam. Na va, tai parodyti noriu savo pirmuosius auklėtinius. Ant kalno už Nykščio namų plikas kalnas. Ant jo mokytojas Juknevičius, vadinamas Džonis, anglistas, nuostabus žmogus, susodindavo vaikus ir fotografuodavo. Ir labai gražus vaizdas atsiverdavo į Jono Biliūno gimnaziją. Man jie yra patys svarbiausi, patys ypatingiausi ir nesvarbu, po 8 klasės buvo sustiprinta klasė, tada persiskirstėjo man, tai mano pirmoji laida, bet tie, kurie atėjo, aš ir tuos, kurie tik tai net ir vidurinės nepabaigai išėjo iš 8, aš juos visus atsimenu, žinau jų vardus, pavardės, aš žinau, kurie gyveno. Tai yra teisingai visi sako, kad pirmi auklėtiniai yra pirmi auklėtiniai. Prasidėjo tada kelionės. Tais pačiais pirmais darbo metais, 68-ais, mes su Aldona Vilkančiūtė Kuzmienė irgi išvažiavom, prisiprašėm Kūgę, kad priėmė, išvažiavom. Kitais metais aš vėl keliavau po kalnus, per Klohorską perėję, per ledynus ėjom. Tai prasidėjo pradžia. O kadangi mokyklai pradėjau, kaip, tau davė darbą ir tu dirbi ir tau už tai nieks nemoka. Neįtikėtina, ar ne? Vadovausi turizmui. O turizmas buvo labai svarbu tada. Orientacinės varžybos, ten visokie kliūčių rožai. Aš iš visų jėgų. Nemokėjau aš tos orientacijos, niekad neteko dalyvauti, viską išmokau. Žemėlapių įsigijau, kas būdavo labai sudėtingas reikalas. Ir paruošiau savo turistus. Tai paskui mano auklėtiniai va iš šitos pirmos laidos respublikiniam sąskrydį sidabro medalius laimėjo, ne šiaip jau prastai. Ir ką jas, auklėtoja į kalnus mes norim. Ir ką jūs manot, pervedžiau aš juos per Karpatus. Labai nelegaliai, pati važiavau iš ministeriją, pramušiau, aš dabar to nepadaryčiau. Kaip pramušiau visus leidimus, kas buvo griežtai draudžiama. Ir perėjom 19 žmonių grupė, 3 viršukalnės įkapėm. Tai dabar, kai būna susitikimai, taip jau kas 5 metai, tai tai tada, kai pradedam apie Karpatus, tai vis dar kažkas kažką papasakoja ir papasakoja, ko negirdėjau arba nežinojau visokio, bet kas yra tas įspūdis, kas tai reiškia patirtis. Ir jie labai gražiai užaugo ir jie dabar dar tebe draugauja klasiokai ir net pakeliauja su šeimom ir jų vaikai ir taip toliau, nors jiem dabar, jie 56 gimimo, tai jau pensininkai kaip ir. Po poros metų turi švęsti savo mokyklos baigimo 50-metį. Būt gerai, kad ir aš sulaukčiau. Kolekcija, jeigu būtų kolekcija, tai iš bet kur, kaip sakant, gali ir nusipirkti, ir kas atveža, visais džiaugies. O aš esu pasakius, kad man iš niekur nieko nevežkit. Tai mano, kaip sakant, vienas enciklopedijos puslapis. Man čia yra visas pasaulio pažinimas, kur aš buvau, ką aš mačiau. Ir jie visi tie turi šaukštelį tam tikrą simboliką. Turiu fotoalbumą, ant kurio viršelio
tokie angliški žodžiai. Life is a long discovery. Gyvenimas tai ilgas atradimas. Mes kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką kažką atrandame, kažką sužinome. Anykščių rajone aš nelabai buvau keliavus. Kaip moksleiviai mes aplink Kavarską vaikščiam, nes mums buvo Kavarsko rajonas, Anykščios mūsų jokių reikalų nebuvo. Nu ir paskui Anykščiuos, kai aš gavau auklėjamąją klasę, tai stengiausi juos pravesti ir pati pamatyti visus. Ir Vaižganto takais, ir Vienuolio takais, ir Baranausko, ir Biliūno. Ištisai vykdavom į visokias iškylas, žygius, dažniausiai su nakvynė. Mano keliautojai ir buvo mano pirmieji auklėtiniai. Aš čia turiu tokį albumą, kurių, sakau, gal nei viena laida ir neturi. Tai yra mano klasės albumas, bet jis pradėtas tada, kai jie baigė mokyklą. Nuo paskutinio skambučio nuotraukos iki paskutinio mūsų susitikimo, kuris vyksta kas 5 metus, nuotraukų. Be to kiekvienas atneša, ką nori ir įdeda, ką nori. Savo šeimos, draugų. Man gražiausia, kad jie kartu taip kaip draugavo mokykloje, taip ir tebedraugauja, šeimom tebedraugauja ir keliauja šeimom. Ir čia gali pamatyti nuotraukų, kur Rūtė sėdė ant dramblio kokiam nors Baly garsiajam. Ar vienu žodžiu, tai ką prie ko jaunas priprasi, tai ir senas atrasi. O apie savo mokinius galiu pasakyti, kad pradėjom vaikščioti į nedidelius žygius. Pirmas buvo į Nironis, be nakvynės dar, rugsėjo mėnesį, o paskui tolyn ir į Karpatus ir į Kalnus, o dabar jau jie yra apkeliavę, žymiai toliau ir žymiai daugiau. Taip, kad žmonės labai įvairūs, bet ką mes visi kartu per tuos metus nuo 5 klasės išmokom, ta vertybių skalė liko panaši. Todėl suėję yra apie ką šnekėti ir yra sutarimas tam tikras. Tai va kaip yra su tais visais keliavimais, su tuo turizmu ir su tuo, taigi sako, su kuo pūdą druską suvalgy, tai su tas ir draugas. O mes tikrai daug druskos kartu suvalgėm. Kiekviena kelionė, kokia jį bebūtų, ar jinai į mišką, ar prie upelio, ar į kitą šalį, turi savo, kaip aš vadinu, tą tokį pažinimo džiaugsmą. Kažkam pamatei, neseniai pamačiau tą skrainantį vanagą ir kažkur tai širdis sutoksėjo, jis yra, ką jis čia veikia. Taip, kad nėra pasaulyje neįdomių dalykų, viskas yra įdomu. Ir nesakykim, kad neturim laiko. tą, ką norim, galim pamatyti, pastebėti, patyrinėti. Tik reikia atsirinkti, kam, kas tau svarbiausia. Tai va taip, kad, o gamta tai visą laiką yra pats neįsemiamas šaltinis. Ir tu kiekvieną kartą pamatai kažką džiuginančią akį ir širdį, kažką įdomaus, kažką nepaprasto, o paskui dar bandai daugiau apie tai sužinoti. Taip, kad pažinimas lydi žmogų visą gyvenimą. Bet tas pažinimas neturi būti vargas, o turi būti džiaugsmas.